Draugai, norėjau jums šiandien parodyti ištraukas iš VRK posėdžio, kuriame aš dalyvau distanciniu būdu, išsakiau savo argumentus, aš manau, sakiau gana aiškius ir konkrečius argumentus. Ten dar labai gerai pakalbėjo Mažvydas Misiūnas, advokatas, jis pakalbėjo mano vardu kaip teisininkas ir manau, mes gana argumentuotai abu su jo pateikėm savo tašką, tą savo požiūrį į tą situaciją, kodėl VRK neprileido manęs prie rinkimų. O kaip ir matosi kadruose, kuriuos aš iškirpsiu ir įdėsiu, VRK tiesiog įjungė fantaziją, paskaitė pažymą nuo Valstybės saugumo departamento, pažymą, kurioje buvo parašyta, koks aš baisus politinis nusikaltėlis, ir remdamasi būtent tą pažymą ir savo fantaziją lake, VRK mane nuėmė nuo rinkimų. Nu, pažiūrėkit, draugai, aš įdėsiu iškarpas iš to posėdžio. Tai siūlau dabar kalbėti apie Ediką Jagelavičių. Rokas pristatė, kad jo siūloma neregistruoti, nes jisai kitų institucijų pateikta informacija gyvena ne Lietuvoje, šiuo metu yra ne Lietuvoje ir jisai pats tą teigęs yra žiniasklaidos priemonėse. Tai ar turim atstovą jo? Sveiki visi, aš esu Lietuvos liaudės partijos atstovas šiuose rinkimuose ir taip pat galėčiau pakomentuoti. Kandidatas esate. Taip, esu ir kandidatas į kandidatus ir atstovas Lietuvos liaudės partijos, sakykim taip. Ir galėčiau pakomentuoti dėl Ediko Jagelavičiaus, jeigu jis pats asmeniškai neprisijungs. Bet kiek aš žinau, jis dabar yra Kinijoje berods, tai galbūt laiko skirtumas ten yra dar. Tai kiek man yra žinoma, Edikas Jagelavičius yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Jisai sakykime taip, ta deklaravimas pats Lietuvoje jis yra nepertraukiamas jau 21 metus. Šiuo metu, kaip ir sakiau, jis yra Kinijoje ir jo, sakykime taip, nuolatinės gyvenamosios vietos patvirtinimą jisai grindžia tuo, kad jisai gydosi, atlieka tam tikras gydymo procedūras užsienio valstybėje, konkrečiai Baltarusijoje. Atitinkamai jis turėjo pateikti dokumentus į VRK, aš suprantu, kad nėra pateikti papildomi dokumentai, bet jie turėjo būti pateikti dėl jo gydymo kitoje valstybėje, Baltarusijoje konkrečiai. Lietuvoje jisai, sakykime taip, jis pastoviai į Lietuvą grįžta, čia jo yra ir šeimininiai, ir kiti, sakykime taip, interesai, jo čia gyvena ir motina, ir nepilnametė dukra. Jisai atvyksta į Lietuvą, kiek aš žinau, per Kiprą, berods tenai nėra uždedama pase žyma apie tai, kad žmogus kerta sieną. Tai, žinot, aš tiksliai visų aplinkybių negaliu pasakyti, bet bendra informacija yra tokia, kad jisai tiesiog grindžia savo, sakykime taip, nuolatinio gyvenimo Lietuvoje statusą tuo, kad jisai gydymo tikslais yra išvykęs į Baltarusijos Respubliką. VRK komisijai buvo 12 narių. Tokia aktyviausia, aršiausia iš jų, turbūt kaip taranas, ten buvo Olga. Ta Olga, tarp kitko, perskaitė VSD pažymą, kurią aš jums toj parodysiu, pridėsiu. Ir ta Olga vienoje vietoje mane apkaltino, vos nemelavimu, atseit aš ten po to, kai aš jai daviau pastabą, kodėl jinai a priori apkaltino mane melavimu, ji pasitaisė ir pasakė, kad čia jos yra asmeninė nuomonė, jog jinai taip galvoja. Taigi, komisija buvo aiškiai nešališka, ten be Olgos buvo ir kitų tokių aršių landsbergistų, galima sakyti taip. Ir Olga, aišku, buvo ten toks lyderiaujantis taranas greičiausiai. Taigi, žiūrėkite, aš pridedu VRK pažymą, apie kurią perskaitė Olga.
Ir įdėsiu irgi Olgos tos išreiškimus, trumpai iškirpsiu, kur jinai mane apkaltina melavimu. Aš Olga. Aš norėčiau, kad būtų dar įrašytas Vyriausio rinkimų komisijos gautas pranešimas iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro sunkaus ir organizuoto nusikaltimo tyrimo antrosios valdybos. Tai buvo gautas 4 dieną pranešimas, nes jisai labai aktualus mūsų šitame procese sprendžiant dėl registravimo, kadangi iš pateiktos informacijos labai aiškiai matyti, kad pono Ediko Jagilavičiaus atžvilgiu yra paskelbta paieška, yra išduotas Europos arešto orderis ir ikiteisminio tyrimo duomenimis nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos jis nebuvo atvykęs. Pagal Valstybės sienos apsaugos departamento duomenimis jisai buvo išvykęs 22 metais Liepos mėnesį ir iki šiol į Lietuvą grįžęs nebuvo. Taigi nuolatinė jo gyvenamosios vietos patvirtinimu, kad jis čia gyvena. Tas, kad yra pateikti dokumentai, kad sudaryta sutartis, tai nereiškia, kad tikrai nuomos sutartis, kad žmogus ten gyvena. Antras dalykas yra pateikta, kad yra susiržygytuotas užimtumo tarnyba, tačiau bendravimo būdas yra nuotolinis. Matau, kad pats kandidatas yra prisijungęs, tai turbūt jau pats kandidatas galės save atstovauti. Ar turėsit ką nors pasakyti? Labadiena. Labai. Aš kiek pamenu, stebėjau, kada ponas Jeglinskas, Giedrimas Jeglinskas dalyvavo rinkimuose, jis buvo 4 metus negyveno Lietuvoje, jis net nebuvo deklaruotas. Ir jūs priėmėt sprendimą, kad jis galėjo būti kandidatu į prezidentus. Ir būtent ten VRK įstatyme tam yra nurodyta konkreti data 3 metai dalyvaujant prezidento rinkimuose. O čia nėra nurodyta jokios datos, kiek aš laiko turiu gyventi Lietuvoje. Aš buvau visą savo gyvenimą deklaruotas Lietuvoje, 51 savo gyvenimo metus, įskyrus kokius 3-4 mėnesius. Taip, aš nelabai suprantu, kodėl jūs mane norit eliminuoti iš rinkimų. Aš nežinau, daugiau aš neturiu ką pasakyti. Jeigu reikia grįžti į Lietuvą, aš galiu grįžti trumpam į Lietuvą, bet aš vėl turėsiu čia išvykti, kadangi aš turiu čia įvairių reikalų, yra tam tikras gydymas pas mane čia ir taip toliau. Ačiū. Andrius Vaišnys kelia ranką, prašom. Tai aš jums turiu klausimą, kadangi jūs vis dėlto kandidatuojat į nacionalinį parlamentą ir yra visiškai skirtinga situacija negu asmens, kurį jūs paminėjote, kuris dirbo ES ir saugumo organizacijos struktūrose, kuriai Lietuva priklauso. Tai jūsų atveju, kas jums sutrukdė dabar atvykti čia šiandien ir paaiškinti savo situaciją? Nes tai yra labai atsakingas dalykas kandidatuoti į Seimą. Be abejo, atsakingas dalykas, bet ar yra nurodyta įstatymė, kad aš turiu būti šiuo metu būti Lietuvoje? Aš Lietuvoje nebuvau, sakykime, kažkur tai porą metų, pagal muitinės atžymas, taip, jeigu jūs žiūrėjote ten muitinės atžymas. Tai nereiškia, kad aš nebuvau Lietuvoje. Sakykime, aš į Lietuvą galiu įvažiuoti per šiaurės ar pietų Kiprą, kur nėra jokios muitinės kontrolės. Aš tą ir buvau padaręs, aš buvau Europos Sąjungoje ir vėl grįžau atgal į Baltarusiją. Bet įstatymę aš nemačiau jokių tokių konkrečių nurodytų datų, kiek aš turiu negyventi Lietuvoje. Ten yra nurodyta, turi būti nuolat gyvenantis Lietuvoje. Aš esu nuolat gyvenantis Lietuvoje 51 savo gyvenimo metus. Ir aš sakau, nelabai suprantu, kodėl jūs norit mane eliminuoti iš šio rinkimų, nes gaunasi kažkokie tai dvigubi standartai. Ponas Giedrimas Jeglinskas gali dalyvauti rinkimuose, negyvendamas Lietuvoje 4 metus, o aš negaliu dalyvauti. Net nėra nurodyta konkrečios datos, kiek aš turiu būti negyventas Lietuvoje. Nėra įstatymė VRK nurodyta. O pono Giedrimo Jeglinsko atveju yra nurodyti 3 metai. Gerbiamas kandidatė, dabar kalbam apie jūs ir kalbėkim tik apie jūsų situaciją, nekalbėkim apie kitą, kuri yra skirtinga. Ten kiti reikalavimai, kiti rinkimai ir kita šiek tiek situacija. Tai matau, dar Andrius kelia ranką. Aš kalbu todėl, kad aš nesuprantu, kodėl yra taikomi dvigubi standartai. Dar aš norėčiau paklausti, jūs pats oficialiai laidoje vienoje pasakėte, kad jūs negyvenote Lietuvoje. Tai kurioje vietoje jūs meluojate? Dabar per mūsų posėdį, ar kai buvo pasisakyta viešoje erdvėje žiniasklaidos priemonė, kad jūs negyvenote Lietuvoje? Tai tiesiog tada paaiškinkit ir šitą aplinkybę. Ačiū.
kodėl jūs mane iš karto dabar apkaltinate melavimu. Aš jums pasakiau, kad aš negyvenau Lietuvoje, bet į ją buvau atvykęs. Jūs a priori iš karto dabar kaltinate. Ir aš manau, kad jeigu aš kreipsiuosi bet kokį Europos teismą, ar nebūtinai Europos teismą, aš prieš jūs šitą bylą laimėsiu. Bet tai, aišku, žinoma, nepadarys, jau jūs mane nuimsit nuo tų rinkimų ir aš juose tiesiog negalėsiu dalyvauti. Ką jūs turbūt ir padarysite, aš dėl to kažkodėl nebijoju. Gerbiama komisija, aš norėčiau priminti, kad vis dėlto nuolatinis gyvenimas yra reglamentuojamas ne kodeksais, o laisvo judėjimo direktyva 2004 metų _38. Ir toje direktyvoje yra nurodyta, kad nuolatinis gyvenimas yra laikomas tuomet, kai asmuo gali išvykti arba mokymosi tikslais, arba gydymo tikslais į kitą valstybę ir fiziškai negyvendamas. Ir dabar gerbiamos Olgos tie vis dėlto pastoviai kartojami argumentai, kad jis yra paieškomas policijos ir paieškomas ten kelis kartus buvo pakartota, tai visiškai neturi jokios įtakos sprendžiant klausimus dėl nuolatinio gyvenimo Lietuvoje. Čia yra galbūt kaip kažkokie tai, sakykime, papildomi dokumentai, tačiau jie neapsprendžia pagal direktyvą, kurią aš ką tik paminėjau. Kita vertus, taip pat, kaip sakoma, jokių įrodymų nėra, tai įrodymai visgi yra tas oficialus deklaravimas gyvenamosios vietos Lietuvoje ir jo paaiškinimai taip pat apie tai, kad vis dėlto jis kirto trečiųjų šalių sieną įvažiuojant į ES teritoriją ir tuomet visgi galima be paso žymų atvykti į Lietuvą. Šita aplinkybė nėra paneigta, todėl aš nemanau, kad turėtumėm dabar ją ignoruoti vien dėl to, kad žmogus nenori galbūt pasakyti, kokiu būdu jis atvyko į Lietuvą. Tai čia yra tokia jo teisė, todėl norėčiau, kad būtų atkreipta į šias aplinkybės. Jo, aš norėčiau atsakyti, kad gerbiamas kandidatas ar kandidato, jeigu jis įsižeidė dėl mano žodžių dėl melavimo, tai čia mano asmeninė nuomonė yra. Tiesiog, aš labai gerbiu jūsų poziciją, jūsų užsakytą, ką pasakė advokatas. Aš bandyčiau replikuoti vis dėlto į jūsų pasisakymą keliais aspektais, nenorėdamas užgaišinti, kad vis dėlto mesgi žinome, kad asmuo, kuris kandidatuoja į Seimą, tai yra vienareikšmiškai svarbiausia institucija Lietuvoje, priimant įstatymus ir asmenys, kurie tenai kandidatuoja, turi būti aukščiausios, sakykime taip, reputacijos ir kitų kriterijų, bet mes suprantame, kad kandidatavimas ir darbas Seime yra vis dėlto atskiri etapai ir tam, kad kandidatuoti, tai dar nereiškia, kad tu dirbsi Seime ar būsi išrinktas. Tai kandidatuoti, jeigu asmo kandidatuoja, vadinasi, jis turi svarias priežastis čia į Lietuvą grįžti, jisai ketina čia dirbti Seime ir ketina, sakykime taip, dirbti tą tiesioginį darbą. Jeigu jisai yra įtariamas arba kaltinamas, mes to šiai dienai nežinome, kažkokiais nusikaltimais, tai grįžęs į Lietuvą jis be abejo turės už tuos įtarimus, sakykime taip, atsikirsti arba, reiškia, gintis nuo tų įtarimų ar tiesiog dalyvauti tuose ikiteisminiuose tyrimuose ir tuose teisminiuose procesuose ir turės atsakyti pagal įstatymą. Tai jis ir padarys, tai ir ketina padaryti kandidatuodamas tam tikrą prasme, todėl kad jeigu jis vengtų tų nusikaltimų, jis tikriausiai nekandidatuotų, kaip mes visi tai suprantame. Tai tiesiog tokį momentą norėjau paryškinti.